Mes turim su draugais tokį chatą pavadinimu Vape Nation ir turim tokį vieną taisyklę tarp visų draugų, kad kiekvienas iš draugų metuose gauna po kortelę. Kortelė reiškia, kad bet kada gali draugų ištraukti kortelę ir jį iškviesti į miestą. Tai čia buvo berods rugpjūčio 26 vakaras, mes buvom susirinkę pas mane ir kažkaip visi jau pradėjo lyg ir galvoti apie skirstimąsi ir tada Jonukas, mūsų draugas, pasakė, ne, tu neini miegoti, aš traukiu kortelę. Taip gavos, kad Jonukas ištraukė kortelę, nes Jonukui buvo kaip tik atostogos ir mes išvažiavom į miestą. Išvažiavom į miestą ir ten susipažinom su Egle. Kaip ten Eglė sakė, jei aš pirmo įspūdžio gero nepalikau, dėja, bet atkaklumas davė savo. Ir štai mes šiandien esame čia. Mūsų pažintis mane matyt tuom ir pavergė, nes jisai ištisai manimi rūpinosi, tai bandė sugalvoti pretekstą, kaip mums galima būtų susitikti. Aš dar taip truputėlį vaidinau, galbūt tokia, čia trumpalaikiai mūsų santykiai, vaidinau ir vaidyba labai greit pasibaigė. Man tas rūpestis mane tikriausiai pakerėjo ir po truputį aš pradėjau jausti ir pradėjau suprasti, kad tai tikriausiai yra kažkas truputėlį daugiau nei kaimynai. Ir va taip pat ir išsirutuliojo mūsų šitą draugystę. Žinau datą, kada noriu pasipiršti. Tai mes skridom į Kretą. Aš jau iš anksto buvau suradęs labai aukštą tokį kaip skardį tiesiai į jūrą. Kelias buvo gal apie 100 km reikėjo važiuoti, tai nuvažiavom. Parašiau ilgą laišką ranka, tol kol jinai skaito už nugaros. Maždaug mačiau, kurioje vietoje skaito ir kai baiginėjo skaityti, jau buvau priklaupęs ant vienos kojos. Tai viskas ir įvyko. Rugpjūčio 13 dieną. Kai atvažiavome, aš gal tiesiog supratau kažką, o gal tuo pačiu ir nenorėjau suprasti, nes nesitikėt norėjau. Ir labai gražioje vietoje, labai gražus laiškas buvo, labai viskas nuostabu, aš tikrai gyvenime šitą žinau laikotarpį.